Sveiki visi, su jumis sveikinasi Taiperis ir šiandien pakalbėsiu apie tai, kaip nepasiklysti internete ir atskirti tikrą informaciją nuo netikros. Tai šiam pavyzdžiui pasitelksiu Trading212 platformą, kuri šiaip yra tikrai legali, bet jinai bus kaip pavyzdys mums šiandien, kaip atrodo tikras ne scam saitas, ne scam puslapis, ne scam svetainė, taip tariant. Ir tuo pačiu mes palyginsime, kaip atrodo ir scam puslapiai, tie, kurie daugmaž turėtų būti jums indikatorius, kaip reikėtų, sakykime, atskirti tikrą puslapį nuo netikro puslapio. Tai kaip ir minėjau, šiam pavyzdžiui paimsime Trading212 ir kitas platformas. Tai Trading212 mes naudosime kaip tą svetainę, iš kurios, kaip pasakyti, turėtume mokytis, kaip turi atrodyti tas patikimas puslapis, o kitus saitus, tokius, kurie yra jau tiesiog scam ir kuriuos greičiausiai reikėtų apeiti. Tai visų pirma, ką turėtumėt patikrinti į tą vadinamą URL, jis taip tiesiog vadinasi URL domenas. Ar pati svetainė naudoja čia šitą, sakykime, saugų ryšį ir panašiai, tai čia nėra garantijos. Bet tai tiesiog yra vienas iš indikatorių, kada jeigu jau matot, kad čia parašyta HTTPS ir taip toliau jau, tas jau visas pavadinimas vadinasi, jau gali daryti prielaidą, kad jau šiek tiek jau yra kažkoks saugumas. Tai va, tai antras punktas būtų pati platforma, ar jinai turi patikimumą ties tuo, kad galima su jais susikontaktuoti. Tai kaip matome dabar tą gerąjį pavyzdį, Trading212 turi tą galimybę su jais sukontaktuoti per pačią programėlę arba tiesiog per kompiuterį galite prisijungti, tiesiog paspaudus chat with us, tai tiesiog su jais susikontaktuoti ir jau tenai galėsit su jais kontaktuoti. Taip pat, ką dar galite naudoti, tai galite naudoti svetainės patikimumo tikrinimo įrankius. Tai yra įvairių programėlių, tiksliau platformų, yra Voice platforma, kurioje galite taip pat patikrinti, kada ir kam, pavyzdžiui, buvo registruotas domenas. Taip pat galite naudoti platformą pavadinimu Google Safe Browsing. Tai su šia platforma galėsit patikrinti, ar svetainė yra įtraukta į Google juodąjį sąrašą. Bei taip pat galite naudoti ir Scam Advisor platformą, tai svetainės patikimumui patikrinti, taip pat galėsite naudotis ir šią platformą. Tai vėlgi šios tiksliau platformos jums pateiks tam tikras detalės, kurios parodys, ar pats puslapis nėra kažkokių gavęs, sakykime, nusižengimų ir taip toliau. Tai rekomenduoju tikrai naudoti šias platformas ir šių platformų nuorodas paliksiu aprašyme. Taip, tai ketvirtas punktas, tai tikrinti atsiliepimus apie pačią platformą. Tai kaip matome, Trading212 turi tą vadinamą atsiliepimų kaip ir skiltį, Trustpilotas. Ir jie čia tiesiog pasižymėjo, kad galit įvertinti pačią platformą ir tiesiog dėti atsiliepimus apie ją ir panašiai. Tai ką mes matome, kad vertinimas 4.6, kas yra gerai. Kompanija yra verifyinta, taip pat yra registruotas domenas ownershipo bei taip pat banko account. Ir galit pasiskaityti tuo pačiu ir pačius atsiliepimus prieš naudojantis kažkokią platformą, bei taip pat, kaip ir minėjau, galit pasibandyti ir kažkokią kitokią platformą įsivest ir ten jau, manau, rasite visokių, aišku, kompanijų, kurios turi mažiau žvaigždučių, bet jau jos bus jau nepatikimus. Realiai, ką aš skaitau nepatikimą platformą, tai jau kai jinai nebūna verifyinta pačiam Trustpilote. Pavyzdžiui, čia nėra registruotas domenas, žvaigždučių irgi ten tragiškai mažai. Žodžiu, rekomendacija tokia atskaityti atsiliepimus, nes dažniausiai patys atsiliepimai pasako daugiau nei pati ta informacija perskaityta, nors jinai irgi daug ką pasako. Bet mano galva darykit ir tą, ką sakiau.
Taip pat atkreipkite dėmesį ir į pačios svetainės dizainą. Tai dabar vėlgi, kaip ir minėjau, žiūrėsim gerąjį variantą TradingToolantio, kaip turi atrodyti. Na, tas profesionalesnis visas tas išdėstymas pačio puslapio, tai tikrai netrodo skeminis visas tas puslapis. Na ir dabar, kol aš kalbu, turbūt matote tą jau blogąjį variantą. Kaip ir minėjau, blogajam variante kas ypač man dažniausiai krenta į akis, tai tas visas šriftas. Pat scam svetainės dažnai turi prastai parašytą turinį su gramatikos klaidomis, netikslumais, taip pat prastos kokybės nuotraukos arba labai spam išvaizda. Taip pat gali būti ir įspėjamieji ženklai, žodžiu, toks tau kištų į galvą visą tą informaciją, grinai tokios, na, jau nepatikimos ir prastos kokybės scam svetainės dažniausiai tokios ir būna. Tai labai patariu atkreipti dėmesį ir į tai, kadangi dabar gan nemažai esu matęs lietuvių, kurie pardavinėja kursus ir ne tik. Ir dažnai naudoja tokį dizainą, kuris, na, tikrai nedaro tokio, na, žinot, tokio patikimo išvaizdos apie pačią svetainę. Ir taip pat dažnai mėgsta ne tik Lietuvos verslininkai ir taip toliau, bet ir užsieniečiai ypač daryti tuos netikrus atsiliepimus. Aišku, galit dabar matyti ekrane. Tai kaip jisai daugmaž atrodo ir kaip tikras atsiliepimas atrodo, galit dabar taip pat irgi matyti. Taip pat atkreipkite dėmesį į neįprastus mokėjimo būdus. Tai jei svetainė siūlo tik mokėjimus per neįprastas platformas, pavyzdžiui, tik kriptovaliuta, tai gali būti irgi scam ženklas. Nes įprastai tos jau skaidrios, patikimos svetainės dažniausiai siūlo alternatyvų, pavyzdžiui, kaip PayPalas, apsimokėti kreditiniam kortelėm ir taip toliau. Ir taip pat turi ir aiškią grąžinimo politiką. Taip pat 7 punktas, tai būtų ieškokite pasikartojančių scam schemų. Tai ką turiu omenyje, tai kai kurie schemai naudoja labai panašius dizainus ar turinio šablonus. Tai žodžiu, ieškokite bendrų schemų, pavyzdžiui, per daug gera, kad būtų tiesa pasiūlymų. Iš tiesų, dabar, pavyzdžiui, ypač su kriptovaliutomis, ką tekę matyti, tai dažniausiai patys ten tie kūrėjai, sakykime, kažkokią airdropą daro ir tu ten gausi tiek padaręs vieną ir kitą, gausi bonus ir taip toliau, bet, žodžiu, dienos pabaigoje tu, žodžiu, nieko netekęs lieki ir tavo akaunto nebėra. Tai, žodžiu, atkreipkite ir tai dėmesį, kada jums, sakykime, siūlo tenai, nežinau, nežmoniškus procentus. Esmė, kad atkreipkite dėmesį tai, kad pasaulyje nėra tiesiog viskas lengva. Jau kai pamatot tos tokius labai didelius skaičius, kuriuos jums ten siūlo kažkas, tai dažniausiai geriausiai apeiti tokius dalykus ir pasirinkti teisingesnį kelią, geriau uždirbti mažiau, nei įdėti pinigus kažkur ir po to kitą dieną, kaip pasakyti, sėdėti su servetėlėm ir šluostyti savo ašaras. Ir taip pat dar vienas toks, sakyčiau, gal labiau paprastesnis patikrinimas svetainės, tai tiesiog naudokite tokias naršyklės kaip Chrome, Firefox, Microsoft Edge. Kadangi šios naršyklės, kaip išvardinau, turi montuotus įrankius, kurie gali jūs jau iš anksto įspėti apie nesaugią svetainę. Tai manau, jums tekia susidurti su tuo, ypač jeigu bandot pažiūrėti, pavyzdžiui, kokius filmus. Dažnai, bent jau kiek man anksčiau tekia susidurti, tai tekdavo pamatyti tokį raudoną, kaip ženklą, kad šita svetainė yra nesaugi. Tai čia vienas toks jau paprastesnių, jau kada jau tikrai žinai, kad jau čia geriau neiti ir viskas. Tai žodžiu, šiam video būtų tiek, manau, šiai dienai savo tikslą įvykdžiau, šiek tiek išmokiau jūs būti atsargiems, bei įsivertinti prieš pasikliaujant, arba nauja, arba mažai žinoma svetainė. Tai pasidalinkite šiuo vaizdo įrašu, ką manot būtų aktualu. Taip pat palaikinkite šį video, jeigu jis jums buvo naudingas. Bei taip pat prenumeruokit kanalą, kad daugiau žmonių
matytų šį vaizdo įrašą ir apeitų va tokius puslapius, apie kuriuos jums įrodžiau šiame vaizdo įraše. Tai su jumis buvo Taiperis, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų viso.